imigrantai atsineša, tarkim, požiūrės tam tikrus specifinius. Va dabar daug kas kalba politologai, tarkime. Kodėl, tarkim, dėmesys Amerikos apskritai mažėja iš esmės Europai, todėl, kad Amerikoje mažėja santykinai žmonių, kurie turi šaknis kažkokios iš Europos. Ryšį. Taip. Jeigu daugėja migrantų iš, pavyzdžiui, Pietų Amerikos, tai jiems prioritetas numeris 1 bus vis tiek Pietų Amerikos visi klausimai. Pas babą į Meksiką nuvažiuoti. Jo, ne, ir šiaip, ir jie domis tada jo, tų šalių, apskritai, jiem neįdomu ta Europa. Jau dalį didžiai, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, Europoje iš Afrikos bus daug žmonių, emigruos, tarkim, kaip pavyzdys, iš Afrikos arba ten gali pietų, tai jiems ten, pavyzdžiui, ta Rusija, kokia ten mūsų ten problemos, tai dar blogiau. Iš viskas juos atiduodam, nes jie yra... Dar blogiau, nes Afrika yra ta šalis, kur labai veikia Kinijos ir Rusijos propaganda. Ir taip. Pilnas Facebookas Mugabga iš Namibijos ar iš Lesoto. Ir jis ant ukrainietiškus postus deda, tarsi jam už tai mokėtų. Taip. Ir aš kalbu apie realų žmogų, ne apie botą. Taip, ten su rusiškom, su rusų vėliavom, ten laksto, pilna žinau. Tai aš tą turiu, kad tiesiog, kad čia nieko, kaip sakyt, prieš iš tos tokios grinai siauresnio gal kultūrinio, kažkim požiūrį ar kažko, bet, nes, pavyzdžiui, ten darbuotojai tie, kai kurie labai geri banda, beje, įdomu, kad, pavyzdžiui, transporto sektoriuje geriausi darbuotojai yra iš Ganos, man atrodo. Iš Ganos? Jo, sakai, žymiai geresni negu, pavyzdžiui, visą pagarbą Baltarusiai ir ukrainiečiai. Nes tai vieną Baltarusiją Andrei Pavuk. Ir tu gal net nežinai tokio, jis čia pagarsėjo ir, šiaip jį reiktų mest kaip mūsų išbaršių, jis turi čia vidną žaisilstvą ir jis čia buvo skandalas, jis dirbo, tikiuosi jau nebedirba Vilniaus troleibusų parke ir jis kažkas nufilmavo, jis pats nufilmavo, žodžiu, siaubingas dalykas, jis ateina pas dispečerę ir liepia jai kalbėti baltarusiškai arba lenkiškai, sako, čia jūs turite suprasti. Ir jis toks liktai neatrodė kaip litvinistas. Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack, arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas.